Labas vakaras, pirmo Alytaus bendruomenės nariai. Iš tikrųjų, praeitą penktadienį mieste buvo įžiebta pagrindinė miesto kalėdų eglutė. Po savaitės lygiai įžiebsime dar vieną gražią eglutę, kur yra pirmam Alytuje. Tačiau iš tikrųjų žiūrint ir skirstant žmonės, pirmo Alytaus bendruomenės narys ar Alytaus bendruomenės narys, iš tikrųjų jokio skirtumo nėra. Yra žmonės, kurie nori kurti, kurie nori rinktis, kurie nori švęsti ir nesvarbu, kiek kartų žibinėsime eglutes, svarbiausia, kad mes susirinksime. Tai pirmiausiai ačiū bendruomenės pirmininkiai, kad būrė žmonės, kad kviečia žmonės ir kad šitoje vietoje mes galim susirinkti ir sveikinti vieni kitus. Aš žinau, kad jūs pasidarėte viską patys. Ir sceną, ir vaikus išmokinote, ir eglutę pasipuošite, ir prakartėlę pasigaminote. Tad linkiu visiems, kad iš tikrųjų, nors dažniausiai linkimos, kad būtų šiltų ir jaukių kalėdų, aš nelinkėsiu šiltų, nes oras 9 laipsnių šilumos ir taip jau per šilta. Linkiu, kad baltų kalėdų. Tada turėsime galimybę keikti ir merą, nes nenuvalyti keliai ir ta pati gražioji naujoji gatvė. O ir rimtai tai visiems gražių, šiltų, sveikų švenčių, kad vaikučiai rastų po kalėdų eglutę dovanų tai, ko norim, o kad mes visi suaugusieji pamatytume tuos žmonės, kurių labai ilgai nematėme. Ir simbolinėje dovanėlėje bendruomenės pirmininkai, manau, kad su organizatoriais, ta grupė, turės tikrai galimybę ją suvalgyti. Tai gražių, šiltų ir jokių švenčių visiems. Širdingai dėkojame Jums, gerbiamas mere, audringi plojimai.